Jau trečią kartą surengtas muzikinis moksleivių konkursas Žvaigždžių atspindžiai pateisino populiariausiojo vardą. Sausakimša salė žiūrovų, atsakingai pasiruošę dalyviai, limuzinu išvažiavę nugalėtojai. Viskas kaip rimtame šou, pavykusiu renginiu džiaugiasi organizatoriai. Muzikinio moksleivių projekto konkurso Žvaigždžių atspindžiai finale šiemet pasirodė 12 atrankinius turus įveikusių dalyvių. Marijampolės mokinių parlamentinės grupės organizuojamas renginys kasmet pritraukia ne tik daug dalyvių, bet ir sausakimšą salę žiūrovų. Taip ir šiemet konkursas pateisino populiariausiojo vardą. Savo atstovus ant scenos delegavo beveik visos Marijampolės mokyklos, o žiūrovai vos tilpo kultūros centro salėje. Marijampolės mokinių parlamentinė grupė kaip ir yra atsakinga rūpintis moksleivių užimtumu, popamokinė veikla. Ir šitas projektas yra vienas iš projektų, kuris plačiausiai rodomas, plačiausiai visuomeniai, kad žmonės galėtų tiek patys dalyvauti, tiek ateiti stebėti. Tai, ta prasme, tai yra daugiau negu 30 žmonių darbas. Dalyviams tai pirmiausiai tai, kad jie gali užlipti ant scenos, kur yra tikrai renginio didelis populiarumas. Gal pastebės netyčia, nes tikrai yra pasirodymai, kurie tikrai net šiurpuliukas pereina per visą kūną. Tai gal kažkas pastebės. Tai toliau yra popamokinė veikla, reikia ruoštis, repetuotis, parodyti, kad jie yra geriausi. Tai manau, kad tai yra vis tiek užimtumas geriau negu sėdėti namuose prie kompiuterio. Visi projekto dalyviai apdovanoti vertingais prizais, nuo pasivažinėjimo limuzinu iki skrydžio parasparniu, dovanų čekio kelioniai, kvietimų į pramogų ir vandens parkus ir panašiai. Na, o pačiais geriausiais šiemet komisija pripažino Rygiškių Jono gimnazijos vaikinų grupę.